Bičiuliai, šiandien gaminsim stalą. Stalą pradedam gaminti nuo medienos paruošimo. Medienos spjaušiau, nieko įdomaus, bet noriu atkreipti dėmesį obliuojant. Reikia įsitikinti, kuri medžio pusė yra lygi. Tai šita pusė yra kreiva. O jeigu apversim šitą pusę, mūsų praktiškai nesviruoja. Tai lygiąją pusę obliuojame, ant stalo dedam ir obliuosim. Darysime bazę. Lygu, gražu. Šita briauna irgi lygu, gražu. Gerai, nuobliuosim visą medieną, tada eisim reismusuoti. Kalibruoju lentas pagal storį, lentos visos skirtingo storio, tai darau po 42 mm storio. Stalviršis bus 42 mm. Nu dabar reismusuosime lentų briaunas. Pradedu pačią nemaloniausią procedūrą. Visas lentas reikės pašlifuoti. Vis tiek tokios šiokios bangelės lieka. Tai ką darau? Prie stalo prisuku, kad nevažinėtų. Paskui kitoje vietoje užsuksiu. Taip. Šlifuoklis. Žarna. Opa. Kaukė. Covido, kurios labai nemėgstu. Ai, dar tiesą paleisiu vietinį dulkių valymą. Oi, ten mas netoli įsijungia. Nu, apie jį esat matę vaizdo įrašą. Nu ką, ir važiuojam.
ir taip toliau. Žiūrėkit, noriu parodyti jums visiems, kaip aš uždedu taikliai popierių. Turiu štai tokius raštelius. Įkišu į skylutes. Opa, vieną skylutę. Nes aš taip nepataikau. Dvi, nu ir kur nors čia va, trečia. Imam popierių. 120, tuo išimsiu. Kaip visada. O. Ir ką darau? Įmus ant varžto užmaunu. Kitas skylės turi sutapti. Ne šitaip, uždėjau biškį. Atrodo, va šitaip turi būti. Tai va šitaip. Ir va šitaip. Va. Užsideda tiksliai. Tai dabar šitoj pusė, tarkim, užfiksuojam. Dabar šitą pusę prikeliam. O, aš tu popierius uždėjau. Nieko, neužčiapiau. Šitą pusę prikeliu. Varžtą vieną ištraukiu. Užfiksuoju. Vėl prikeliu. Ištraukiu. Va. Prikeliu. Ir ištraukiu. Nu štai. Tiksliai į savo skylutes. Nu žiūrėkit, baigiau šlifuoti. Noriu parodyti, kaip aš tikrinu. Išjungiu šviesą. Ar paviršius gaunasi lygus. Ir nu žibintuvėlį. Ir bandau sufokusuoti vaizdą. Nežinau, ar gausis kas nors per telefoną, kaip rodo jisai. Nu, paviršius idealus pagal mane. Nu ką, einam dirbti toliau. Nusprendžiau dar nuimti, užapvalinti briaunas pačias. Ta darysiu su savo freza. Frezą esat matę mano jau YouTube kanale. Tai va, pirmas panaudojimas, tiksliau ne pirmas, bet pirmą kartą matysit, kaip aš su ją dirbu. Prijungiu nusiurbimą. Taip, tam pažiūrėsiu, ir siurblys įjungtas. Nu ką, statom frezą. Ai, tiesa, freza va štai tokia. Čia yra guoliukas ir apvalinimas. Neatsimenu spindulio, bet tai tuoj pamatysit. Taip, įjungiu frezerį. Na ir gaunam štai tokią apvalintą briauną. Dar truputėlį pašlifuosiu. Nu ir manau bus gerai. Būsiu rezultatų ir aš, ir užsakovas patenkintas. Nufrizavau visas lentas, dabar reikės atpjauti pagal ilgį. Šitoj pusėje pasidariau tokį greitą prispaudimą. Štai taip. Tai lentą atremiu štai čia, iš pradžių. Va taip. Tada grįžtu prie staklių. Čia įstatau, kad būtų lygiai ryšiai atremtas į stakles. Prispaudžiu su prispaudėju. Dar patikrinam. O taip, laikom. Nestipriai prispaudžiam. Ir tada grįžtam čia. Kad žymių neliktų bėdų kaladėlė. Va taip. Ir galą taip pat prispaudžiu ir einu pjauti. Taip, siurblys. Kastulas.
Nu ir taip visas detalės nupjausiu ir tuomet jau eisim rinkti stalą. Nu, vienas malonesnių darbų tai alyvavimas. Aišku, aš nemėgstu to darbo, bet laukia plus 25. Eik, tu savo. Čia geriausia tą daro moterys. Jos viską moka. Nagus savo prižiūri. Nu, bet aš su teptuku, kaip išeis, taip išeis. Vienu žodžiu, ten man už nugaros parodyk jau nualyvuotos lentos. Rinksim stalviršį, nieko sudėtingo. Prisuksim skersinius. Įsitikinam, kad viskas yra lygų. Apačioje toks pats stalas jau yra surinktas. Tai pageidavo užsakovas. Priežiūrų skylutė 4 mm. Čia manau, kad kažkokio tai didelio tikslumo nereikia. Toliau kepurėlį įleidimą padarysim medbrašiui. Štai taip. Taip, užsukam medbraštį. Nu, toks rezultatas. Ir nusiurbiam dulkes, kad galėtume kitą. Na ir būtinai visuomet su kompainiu patikrinam, ar viskas tikslu. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Nu, viskas normos ribose. Turbūt daugiau čia nėra ką rodyti. Procedūros visur vienodas. Gręžiam, sukam, gręžiam, sukam. Na, nebent galim parodyti galutinį rezultatą. Vienas jo stalviršis yra surinktas, paruoštas praktiškai. Parodyk kitą pusę. Štai stalviršis stovi. Prisuksim kojas, parodysim gatavą rezultatą. Nu, liko paskutinis štrichas. Dirbu terasoje, prisuku kojas, gręžiu skylutę. Imu mesraktį. Užsukau, nežinau, dviem jau varžtais prisukau dar biškį klibą. Vienu žodžiu, prisuksiu visas kojas, pastatysim stalą ir tuomet tarsim atsisveikinimo žodį. Baigiamasis žodis, paskutinė fazė projekto. Kaip sakant, saulytė šviečia, kavos išgerti kviečia. Stalas baigtas. Galima atsisėsti, gaila, kad jis išvažiuos pas klientą, pas užsakovą. Ką noriu visiems padėkoti, kurie stebėjote šitą projektą. Nepamirškit prenumeruoti kanalo. Komentuokite, dalinkite su draugais, įvertinkite šitą darbą. Visiems linkiu saugių, gražių darbų ir susiteiksime kitame vaizdo įraše. Iki.